Kad šauniai praleistume laiką valgomajame, reikia apsilankyti virtuvėje ir kažką skanaus pasigaminti. Todėl sekantis žodis mūsų mokymosi kelyje – kitchen. Virtuvė. Kitchen. 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 Teisingai. Kitchen. Kitchen. Kartojame visi kartu. Kitchen. Dažniausiai ir pirmajame ir antrajame namo aukšte yra tualetas ir vonios kambarys. Angliškai vonios kambarys skamba taip. Bathroom. 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 Very well. Bathroom. Žodis bath reiškia vonia, o žodis room – kambarys. Bath – vonia, room – kambarys. Bath. Vonia. Room. Kambarys. Teisingai, Pauliau. Dar kartą noriu priminti garso th tarimą. Jį mokėmės ankstesnėse pamokose. Tai lyg šveplasis s. Liežuvį iškišame ir švelniai prispaudžiame dantimis. Atsargiai, kad jo nenusikastumėte. Jo smarkiai spausti nereikia, tačiau ir net palaiduokite per daug. Per esamą tarpą švelniai pūsdami orą tarkite s. Th. 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 Taip, darželėje mus mokė taisyklingai tarti lietuviškus garsus ir neleido švepluoti. Tačiau, kad taisyklingai tartume angliškus garsus, švepluoti privalome. Taigi, th. Th. Bath. 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 Vonia. Ar žinote, kad Anglijoje yra toks miestas Bath? Keista, tiesa? Jei mums pasiūlytų apsilankyti mieste, kurio pavadinimas vonia, leiptumėte juokais. Panašiai jaučiasi lietuviai sužinoję apie nuostabaus grožio Anglijos miestelį Bath. Iš kur toks pavadinimas? Senovėje romėnai įsikūrę dabartinės Anglijos teritorijoje pasistatė pirtis. Jie labai mėgo pirtis ir visur, kur kūrėsi, statė pirčių kompleksus. Miestelėje Bath išlikęs puikus senovės romėnų pirčių statinys. Iš čia ir pavadinimas. Taigi kita žodžio bath reikšmė – pirtis. Anglų kalboje žodis turi kelias reikšmes. Bath – vonia, pirtis. Bath. 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 Bathroom – vonios kambarys. Bathroom. Bathroom. Bathroom.